Sveiki gyvi! Šiandien vasario 5 diena, sekmadienis. Už lango labai šalta, tačiau mes esame gerų pirkinių mieste Panorama. Čia vyksta įdomus, keisti, neregėti dalykai. Norite sužinoti? Keliaujam su manimi. Sklinda garsas, kad Panoramoje apsigyveno ežiukų šeiminėlė. Pasistatė namučius, pasistatė vartus ir pasikvietė vaikus į svečius. Pakvietė ir galybę svečių, žinomų žmonių, žurnalistų, nes labai nori išsiaiškinti, ką reikia daryti, kad taptum žvaigžde. Bet pirmiausia pasmalsaukime, ką ežiukai veikia. Labą dieną! Labą dieną! Labą dieną! Malonu susipažinti. Labą dieną! Kuo jūs vardu? Aš esu mama Ežienė. Dryžienė. Taip. Tai jūs tikriausiai labai gerai žinote, kas vyksta čia kiekvieną sekmadienį. Viską žinom. Gal galėtumėte mums plačiau? Galiu, plačiai. Kaip plačiai? Va taip va. Va taip plačiai. Tai kasgi čia vyksta? Kas čia per įdomus sekmadienis ir kas tas ežiukų dryžiukų klubas? Kiekvieną sekmadienį mūsų šeima, tėtis, mama, vaikai, pusbroliai, pusseserės, tetos ir dėdės, susirinkam čia į ežiukų dryžiukų klubą nuo 2 iki 5. Ir kuo ypatingas tas klubas, ką jūs čia veikiate? Mes čia darom viską. Piešiam, karpom, klijuojam, šokam, dainuojam, vaidinam, mokomės rūšiuoti šiukšles, klijuojam ilgiausią saldainių popierėlių kilimą, mokomės įvairiausių amatų, mes darom begalę įdomybių. Jūs labai nustebusi? Labai nustebusi, nes jūs labai įdomiai veikiate. Veikiam labai. Taigi, tėtis ežys papasakos apie gongus ir jogą. Sekmadieniais vyksta senovinių instrumentų, tokių kaip gongas ir Tibeto dubenis, tokia prezentacija. Žmonės gali čia atsisėsti tarp jų ir jų skleidžiamos vibracijos sukuria harmoningą garsą. Ir tokiu būdu žmonės sėdėdami tarp gongų, jie klausosi to garso ir jų visas kūnas, smegenys atsipalaiduoja, jie labai gerai jaučiasi ir jiems užtenka pasėdėti tik porą minučių ir jie visą dieną būna laimingi ir gali toliau prižiūrėti gerai savo vaikučius. Vaikučiai gali nukeliauti į zoną be batų, kur vyksta improvizuotas jogos užsiėmimas. Tuo metu mes darom įvairiausius linksmus pratimus, lavinam kūną, stiprinam save, daug juokiamės, vyksta juoko procesas ir daug visokių įdomių dalykų. Pasimankštinę ežiukų klube galime ką nors įdomaus pasigaminti. Pavyzdžiui, iš medžio. Į pagalbą skuba baldų meistras ežys Edvinas. Aš tiesiog leidžiu vaikams piešti. Vaikai mėgsta piešti, bet jie dažniausiai piešia ant popieriaus, o aš tiesiog pagaminau medinių lentelių, kad vaikai galėtų piešti ant medžio. Visai smagus užsiėmimas. Ir be to tas medinės lenteles jie vėliau gali pas save namo prisiklijuoti prie šaldytuvo, nes jos yra su magnetuku. Tai piešiame įvairiausiai, kaip norime, kada norime ir pasigaminame savo unikalų daiktą. Taip, tiesiog vaikai savo fantaziją išreiškia ant medinių lentelių, jie piešia kiek nori, ką nori ir paskui namie turi savo paveiksliuką matomiausiai vietoje. Jei patinka piešti, spalvinti, dekoruoti, spalvotos raidės ežiukų klube kaip tik jums. Vaikučiai gali ateiti, išsirinkti savo raidelę, ją nuspalvoti ir padovanoti savo mamai, draugui, sesiai arba pasikabinti ant kuprinės. Beje, galima dalyvauti loterijoje. Reikia ateiti, surasti raidelę, ją nusipiešti ir laimėti prizą. Paprasta, ar ne? O štai čia vaikai stato namus, stato pilis ir kitus dalykus iš gofro kartono ir su makedo detalėmis. Vaikams padeda ežiukas Mykolas. Sveiki, aš ežys Mykolas, esu atsakingas už kartoninių namų statybą čionai. Mes čionai iš dėžių statome įvairius pastatus, sieneles ir namus. Taip pat. O ką veikia vaikai kartu su tavimi? O vaikai man labai padeda. Jie pjausto, jie daro skyles, deda tokius į skyles vinukus su veržlėm, todėl jiem labai čia patinka. Ar tokį namą galima turėti namuose? Tai žinoma, jisai yra labai
originalus ir labai daugam jis yra labai praktiškas. Tenai galima sudėti vaikam ne tik savo žaislus, bet ir namų apyvokos reikmenis. Ežiukai Dryžiukai turi savo muziejų. Jo šeimininkas Ežiukas Kristupas. Jis kviečia vaikus ne tik pasigrožėti eksponatais, bet atnešti į muziejų savo ežiuką, pasikeisti, išmainyti į kitą, jau čia esantį. Aš sakau žmonėm, kad čia galima ežiukus mūsų iškeisti į visokius kitokius knygutes, darbelius ir minkštus žaislus. Tai čia, Kristupai, yra tavo ežiukų muziejus, taip? Aha, tai tame muziejuje yra visi tavo ežiukai, taip? Taip. Ir tu visus tos ežiukus gali iškeisti su kitais ežiukais ar su kitais vaikais? Ne, aš su kitokiais ežiukais galiu tokius iškeisti. O štai ežytė Aušrinė kartu su vaikais klijuoja ilgiausią saldainių popierėlių kilimą. Ir dabar vyksta konkursas mokyklose iki kovo 18 dienos. 77 Lietuvos mokyklos dalyvauja konkurse, yra 77 komandos. Ir jie varžosi, kas suklijuos ilgesnį kilimą. Ta mokykla, kurios kilimas bus ilgiausias, gaus prizą iki 3000 litų vertės. Tada mes tos visus kilimus, kaip sumatuosim, kovo 18 dieną, per renginį skirtą Žemės dienai, matuosim čia, Ežiukų klube. Tada mes jį suklijuosime į vieną ilgą ir per Eko daiktų festivalį birželio 9 dieną Trakų rajone fiksuosime Lietuvos rekordą ir galbūt Gineso rekordą. Ypatingosios programos metu dainavo Artūro Noviko džiazo mokyklos vaikai, jaunoji dainininkė Milita, šoko Justas ir Justas, Royal Catering vaišino burokėlių ir morkų čipsais, o visų mylima, talentinga ir žinoma dailininkė Sigutė Ach nupiešė ežiukams nepaprastą atviruką. Ežiukai labai džiaugiasi ir pasidalino su vaikais. Dabar visi turi tokius ypatingus atvirukus, o tie, kas turi, galės tapti klubo nariais. Šiandien ežiukai daro viską, kad juos pastebėtų koks žurnalistas ar operatorius, todėl ežiukas Karolis ne tik vedė renginį, bet ir bandė sužinoti atsakymą į šį labai svarbų klausimą. Kaip tapti žvaigžde? Aš nežinau, dėl to aš jūsų noriu paklausti, ką man daryti, kad mane per televizorių parodytų? Visų pirma, yra keli dalykai, kurių nevalia pamiršti per visą savo menininko karjerą ir artisto karjerą. Tai yra keli dalykai, kurių... Tai vienas iš jų – pasitikėjimas savimi. Ko gero, pirmiausia, tai reikia labai spindėti, kad matytųsi iš toli. Gal reikia labai svajoti ir to svajonės siekti. Reikia daug dirbti. Daug dirbti. Per kančias žvaigždės, kaip sakoma, pirmoje eilėje reikia šypsotis, būti linksmam, geram, visko domėtis ir atrasti savo kelią, kuriame galima suspindėti kaip žvaigždutė. Kartais ir per malonumus galima žvaigždės, ir kodėl per kančias? Kaip sakant, to žvaigždės, žinai. Jeigu patinka labai darbas tą, kurį tu darai, arba užsiėmimas, tai ir gali tapti žvaigždė. Tiesiog žvaigždė yra žvaigždė, jai nereikia nieko tapti, jinai jau žino, kad tu žvaigždė. Ir aš manau, kiekvienas žmogus, žinodamas, kad jis jau žvaigždė, anksčiau ir vėliau taps žvaigždė. Nes niekas žvaigždė nesakė, kad jinai žvaigždė, jinai tiesiog tokia tapo. Taip ir tapsim ir mes. Jeigu labai stengiasi išmokti gražiai dainuoti taip, kad žiūrovams patiktų, kad jie patikėtų tavo daina, tai iš tikrųjų daug labai darbo įdedi, daug nuoširdumo ir tada tikrai tapsi žvaigždė. Visų pirma, tai reikia pasirinkti tą, profesiją ar užsiėmimą, kuris patinka. O ką reikia daryti, kad taptum žvaigžde ir kad tave pamatytų koks nors žurnalistas, operatorius arba parodytų per televizorių? Labai garsiai, pavyzdžiui, dainuoti, pavyzdžiui, ar šokti, kažką ten daryti. O ką ežiukas turi valgyti, kad taptų žvaigžde? Obuolius. Morkas. Ežys turi labai savim pasitikėti ir turi įdėti labai daug darbo. Manau, taip, ta pati mano nuomonė būtų kaip ir jo. Nežinau, manau, kad reikia daug dirbti, pasirodyti ir būsi žvaigždė ten. Ką reikia daryti, kad ta žvaigždė taptum? Taip, pirmiausia, turbūt, jeigu
esi labai turi daug visokiausių atsargų, tai pirmiausia reikia nevalgyti visiškai. O jeigu atvirkščiai, tai reikia labai daug valgyti ir daug labai riebaus maisto. Jo, reikia valgyti daug ledų, nes jie kelia nuotaiką. Labai smarkiai išblizginti dantukus, kad blizgėtų kaip žvaigždelės danguje. Nu, tai aišku, prisižiūrėti šukuoseną, išvaizdą, rūbai, sekti mados tendencijas, sportuoti. Reikia nenuleisti rankų, siekti savo tikslo. Ir jeigu net nors kartą nepasiseka, tu vis tiek turi dar daugiau darbo įdėti, kad kitą kartą tau geriau pasisektų. Tai man atrodo, kad bet kuriam žmogui ir ypač vaikui reikia valgyti daug gero, sveiko, lietuviško maisto. Taip, yra vienas dalykas labai norėti. Kitas dalykas, reikia turėti šiek tiek gyslelę, sakau, to talento būtent tai vienai ar kitai sričiai. Nu, pavyzdžiui, jeigu groja smuiku, domėtis visko, tenais visko domėtis ir groti visur. O kaip tu manai, ar labai sunku būti žinomu? Manau, kad taip. Kodėl? Visą laiką reikia būti pasitempusiam, kažkaip galvoti, ką kalbi, ką darai, negali atsipalaiduoti. Manau, kad tada reikia stengtis būti nežinomiems, nes aš visą laiką bandžiau būti po lapais ir tikrai nenorėjau būti garsi. O labai savo dariau tai, kas man tikrai labai patinka ir labai nuoširdžiai dalinausi ir jeigu kas ateina paklausia, ką čia darai, tai sakau, nieko rimto, gal nori ir tu tą paveikti. Ir va dabar jau turbūt visi žinote, kas tas nieko rimto. Aš tą darau jau 18 metų va, ir puikiausiai gaunasi. Manau, kad jeigu jūs nuoširdžiai darysite tai, kuo tikite, tai čia bus minios vaikų, nuostabiai leidžiančių laisvalaikį, turtėjančių ir draugaujančių. Štai taip. O kitą sekmadienį čia vyks Ežytės Urtės programa, kurioje visi vaikai ir ežiukai šoks, vaidins, vers karolius ir gamins didžiulę širdį, juk Valentino diena ne už kalnų. Svečiuose bus vėjų fėja, rūbų nuoma Merkada, eko daiktai. Būtinai ateikite. Na štai ir baigėsi ypatingoji programa Ežiukų Dryžiukų klube. Nuo šiol kiekvieną sekmadienį jūsų laukiame Gerų pirkinių mieste panorama lygiai 2 valandą. Iki pasimatymo.